Buvo tik mintis kelias ir aš kai kon supratau, kad tu užsiėmi savo aistrą, tu to dara vien dėl smagumą. Vien dėl to, nes tau tiesiog ir smagu to daryti. To ir tiesiog fainė. Tu norėjai to daryti. Ir dažna mūsų ego mumis prigauna, brant kaip nors tarpėlį ir ant įlendi to tarpėlį. Man te buvo. Dabar, pavyzdžiui, mano tiktoke, ne, aš rinkdavau po 2000, po 3000 peržiūrų. Ir dabar paskutiniausia mano video buvo pastebėjęs, dabar priklaus, kada tas video išės, tai negaliu pasakyti tiksliai kaip ir, bet aš pastebėjau, kad, man peržiūros biški nukrėta. Ir aš te biški atrodo susiparinau, pradėjau galvoti, gal kažko netep darau, gal reikėtų kažko keisti. Ir tep iškart jie jau ton loginį mąstymą, iškart jie jau į ton ego savą. Ir pradėjau galvoti, čia gal ton reikia daryti, čia ton daryti. Pradėjau daryti, galvoti. Ir aš iškart supratau, kad aš tada nebūsiu savo autentiškiausia versija. O kam esmė? Esmė ir tame, kad aistrą reikia daryti vien dėl to, nes tau smagu. Ir vien dėl to, nes tau smagu. Ne dėl to, kad kažką tu gautum iš to. Ne dėl to, kad ten pamatytų daug žmonių. Ne dėl to, kad kas nors ten pastebėtų, tai sakytų, koks tai esi fains. O dėl to, nes tau tiesiog ir smagu. Jeigu kažkam mano teikiam informacija yra visiškai nesvarbi, neįdomi, man nesvarbu, nes aš taip tą darysiu, nes man yra smagu. Taip pat ir tu pradėk savo gyvenimą gyventi, nesvarbu išoriniai dalykai, ką tau kas pasakys, ką tau kas galvos, ką tau algoritmas pasakys, kiek ten peržiūrų gauni, kiek ten klientų turi, ką tu ten darai, bet jeigu tau ir tai smagu, ir jeigu tau ir tikrai tai smagu, ir tai yra tavo aistrai, tu nori tai daryti, daryk tai, vien dėl to darymą, vien dėl savęs. Aistra yra viską išsprendžiantis mechanizmas. Ir kartais mes nukrentam ir paskui vėl pakylam. Tai žinok, kad aš tave myliu ir absoliučiai nesvarbu, kas dedės tavo gyvenime, kur tu bebūtum, ką tu bedarytum. Žinau, kad tavo aistra atves tavi ten, kur tu turi būti. Aš tai myliu. Pradėk daryti tai, kas tau ir smagu. Čia ir dabar.